Sveiki, mačiau, kaip Orlauskas pradžioj video padėkoja, kad prisidedat, kad paremė, tai gal aš pamirštu pasakyti, kad išsilaikau ir iš jūsų aukų, ir YouTube'as truputį mokės, bet mėnesio antroj pusėj yra geros valios žmonės. Kviečiu prisidėti, įdomių aš dalykėlių čia papasakoju, nes jeigu visai neprisidėsite, man vėl reikės eiti, ten aišku žymiai didesni pinigai, negu čia klenčiate, kad paremtumėt, nes tai paremė, tai neparemė. Reikės eiti užsiimti kitais darbais, bet aš visiškai esu patenkinta nueiti kitais darbais užsiimti, nes visai gerai gavosi. Bet ten jau reikia sėdėti, truputėlį dirbti, vėlgi ieškoti klientų. Tada užmesiu šitos informaškės darimą, tai iš kitos pusės, jei atsibodo šitą informaškę, tai aš viską suprasiu ir pailsėsim vieni nuo kitų. Jei neatsibodo, tai prisidėkite, nes tikrai nenubėtinėsit, kažkoks yra žiūrovam principo reikalas, kažkoks primokymas. Aš nesu niekieno priedas, nes aš žurnalistauju nuo 2010, dirbau karštam komentarė, dirbau laisvam laikraštyje. Paskui namus šturmavo, atėmė visus kompus, USBus, viską ir įbaugino, tada vėl rašiau laisvam laikraštį, kad būt prie kažko tai, nes pastebėjau, kad nepriklausomus žurnalistus tiesiog bando sunaikinti. YouTubinti irgi nedrįsau, vyras perspėjo, kad atsargiai, nes mes matėm, kad kiti, kas vaizdą streamina, tai turi kažkokius užtarėjus, o mes nieko neturėjom, jokių užtarėjų. Ir neturiu, ir prie nieko nepriklausau, ir nesu niekieno priedas, ir kažkaip labai keistas požiūris, kad ten susimokėsim, o čia ateisim nemokamai pažiūrėsim. Aš uždrausti negaliu, bet tiesiog sakau, tai taip nebūna, kad aš čia sėdėsiu, pranešinėsiu, man tada reikės eiti kitus darbus dirbti ir taip ir bus. Jeigu nenorit, truputį paspaudžiu ant mazolio, tai dabar žiūrėkit kokią naujieną. Pasižiūrėjau GPS blokavimo žemėlapį. Tai mano žodžiai, ką tik, kur paleidau žodžius apie elektromagnetinius skydus, visiškai yra tiesa. Susidaro įspūdis, kad ant Kaliningrado yra uždėtas skydas, aplink visą Kaliningradą eina blokavimas, iki mano kaimo neina, bet eina aukštas GPS blokavimas iki Veiverių, iki Prienų. Įsivaizduokit, per pusę Lietuvos eina GPS blokavimas, per Lenkiją ir grinai eina ratas per Lietuvą, vienu žodžiu, per Suvalkiją ir per Suvalkų koridorių absoliutus yra blokavimas. Dar žiūrėkite, nepranešė, kad lėktuvai negali skristi, bet pagal šitą vaizdą lėktuvai tai negali skristi per Suvalkų koridorių, per vakarų Lietuvą, yra blokuojama jūra, yra blokuojama viskas aplink Kaliningradą, Gdanskas yra blokuotas. Labai mažai viršuje Lenkijos vietos, kur neblokuota. Ir tada blokas eina palei rytinės sienas. Mažas blokas ties Pabradė išlieka, tada ties Latvija eina blokas, ties Estija ir dalis Suomijos yra blokuojama. Ir paskui GPS blokada ant Maskvos yra. Ir dar vienas tiesiog blokas ištisinis blokavimas yra Turkijoje, palei jūrą, įsivaizduojat, nuklota raudonai. Tai kažkas vyksta, pagal tokius žemėlapius galima nuspręsti, kad kažkas vyksta iš tikrųjų. Ir kai klausėte, čia pelkė, čia gal nekilnojamo turto mokestis ir kas, ne, čia yra atsakymas, tai yra karas. Atsakymas yra karas. Dėl to dar jie vartėsi iš gaidžio. Čia paskelbti karinę padėtį labai sudėtinga. Tai kodėl rusai ginasi, kodėl jie užblokavo aplink Kaliningradą ratu viską. Įsijunkite, ten ne kom galas, o org. gps jam.org.